Kai 1985 metais Jevgenijus Morgunovas mirė savo kukliame bute Maskvoje. Jo kišenėje rado sulankstytas 3 fotografijas iš filmavimo aikštelės. Ant kiekvienos nuotraukos jis buvo išbrauktas raudonu rašikliu. Kas tai padarė? Pats Morgunovas ar kas kitas? Šios nuotraukos niekada nebuvo parodytos viešumoje, nes jos griovė pagrindinį sovietinio kino mitą apie draugiškiausią trijulę. Ant nuotraukų nugarėlių buvo užrašyti žodžiai, kurie šiandien skamba kaip prakeikimas. Jie niekada manęs nemylėjo. Kodėl žmogus, kuris prajuokino milijonus, mirė vienas, atstumtas savo artimiausių kolegų? Kas slypi už tų šypsenų, kurias matėme ekrane? Ir kodėl ši tiesa buvo slepiama 30 metų? Kai 1963 metais Leonidas Gaidajus pradėjo filmuoti Operaciją Y, jis dar nežinojo, kad sukurs ne tik komedijos šedevrą, bet ir pragariškų santykių trikampį, kuris vėliau sunaikins vieną iš jo aktorių. Morgunovas, Nikulinas ir Vicinas. 3 vardai, kurie sovietų žiūrovams skambėjo kaip sinonimas draugystės ir juoko. Bet už kameros objektyvo vyko visai kas kita. Grimavimo kambaryje sienos buvo plonos ir garso operatorius kartą netyčia įrašė pokalbį, kurio niekas neturėjo išgirsti. Juostoje, kuri buvo sunaikinta tik po 20 metų, Nikulinas ir Vicinas aptarinėjo, kaip atsikratyti to storojo. Taip jie vadino Morgunovą. Ne vardu, ne pavardę. Tiesiog storasis. Ar tai buvo tik nekalta šmaikštavimo forma, ar kažkas daugiau? Kodėl 2 žmonės, kurie ekrane atrodė kaip broliai, už kadro tapo Morgunovo priešais? Pirmieji plyšiai atsirado ne dėl meno, o dėl pinigų. Sovietų sąjungoje oficialiai visi buvo lygus, bet kai kurie buvo lygesni už kitus. Po operacijos Y sėkmės, Nikulinas ir Vicinas gavo papildomus honorarus, butus geresniuose rajonuose, kvietimus į uždaras Kremliaus šventes. Morgunovas gavo tik standartinį atlyginimą. Kodėl? Oficiali versija skambėjo taip. Jis nebuvo Maskvos satyrinio teatro narys, todėl neturėjo teisės į privilegijas. Bet tikroji priežastis buvo kitokia. Morgunovas buvo provincijos vaikinas iš Samaros, be ryšių, be globėjų aukštose instancijose. Jis neturėjo to, ką turėjo Nikulinas – draugystės su kultūros ministerijos pareigūnais. Jis neturėjo to, ką turėjo Vicinas – tylaus, bet efektyvaus agento, kuris derėdavosi dėl kiekvieno rublio. Morgunovas turėjo tik savo talentą ir naivų tikėjimą, kad ekrano draugystė yra tikra. Tačiau pinigai buvo tik ledkalnio viršūnė. Tikroji drama prasidėjo, kai Morgunovas pradėjo gauti laiškus iš gerbėjų. 1000 laiškų per mėnesį. Vaikai rašė jam kaip savo mėgstamiausiam aktoriui. Moterys siuntė nuotraukas ir pasiūlymus susitikti. Vyrai kvietė į svečius, norėdami paspausti ranką žmogui, kuris juos prajuokino sunkiausiais sovietinės realybės metais. Ir štai čia prasidėjo tikroji pavydo drama. Nikulinas, kuris laikė save trijulės lyderiu, negalėjo patikėti, kad storasis gauna daugiau dėmesio nei jis. Vicinas, kuris visada buvo antroje vietoje, staiga suprato, kad dabar jis trečias. Kaip tai galėjo nutikti? Kaip provincijos aktorius be teatro išsilavinimo, be Maskvos blizgesio, galėjo tapti liaudies mylimiausiu? Atsakymas slypi psichologijoje. Morgunovo personažas buvo paprastas žmogus. Jis nebuvo gudrus kaip Nikulino balbesys, nebuvo keistas kaip Vicino bivalijus. Jis buvo viesuolis, eilinis darbininkas, kuris daro klaidas, kuris bijo viršininkų, kuris svajoja apie geresnį gyvenimą. Milijonai sovietų piliečių matė jame save. Ir tai buvo Morgunovo prakeikimas. Nes kuo labiau jis mylėjo žiūrovai, tuo labiau jo nekentė kolegos. Filmavimo aikštelėje prasidėjo subtilus, bet žiaurus psichologinis teroras. Nikulinas pradėjo pamiršti Morgunovą, kviesdamas į bendrus pietus. Vicinas demonstratyviai kalbėdavosi su visais, išskyrus jį. Gaidajus, kuris matė, kas vyksta, bandė kištis, bet suprato, kad negali kontroliuoti aktorių asmeninių santykių. Jis galėjo tik filmuoti
ir tikėtis, kad ekrane jų neapykanta atrodys kaip draugystė. Ir štai čia slypi didžiausias sovietinio kino paradoksas. Kuo blogiau jie sutarė gyvenime, tuo geriau atrodė ekrane. Jų įtampa virto energija. Jų konkurencija virto komediniu taimingu. Jų slaptas noras sunaikinti vienas kitą virto tobulomis scenomis, kurias mes vis dar žiūrime ir juokimės. Bet kokia buvo kaina? Morgunovas pradėjo gerti. Nedaug, ne kasdien, bet užteko, kad kolegos pradėtų kalbėti. Matote, jis nepatikimas, šnabždėjo Nikulinas režisieriams. Jis turi problemų su alkoholiu, pridurdavo Vicinas. Ar tai buvo tiesa, ar tik būdas diskredituoti konkurentą? Kas iš tikrųjų vyko Morgunovo gyvenime tais metais, kai jis tapo sovietų kino ikona, bet prarado vienintelius žmonės, kuriuos laikė draugais? 1966 metais po Kavkazkaja Plennica premjeros įvyko incidentas, apie kurį kalbėta tik šnibždomis. Maskvos restorane Aragvi, kur šventė filmo sėkmę, Morgunovas pasiūlė tostą už draugystę. Nikulinas ir Vicinas pakėlė taures, bet neišgėrė. Jie demonstratyviai pastatė taures ant stalo ir išėjo. Morgunovas liko sėdėti vienas, su pilna taure rankoje, žiūrėdamas į duris, pro kurias išėjo jo draugai. Liudininkai sako, kad jis verkė. Negarsiai, nedemonstratyviai, bet ašaros ritosi per veidą, kol jis sėdėjo prie stalo, apsupto švenčiančių žmonių, kurie nė nenutokė apie jo skausmą. Kas nutiko tą vakarą? Kas buvo pasakyta prieš tą tostą? Ir kodėl du žmonės, kurie ką tik uždirbo milijonus rublių iš bendro filmo, negalėjo net apsimesti, kad gerbė savo kolegą? Atsakymas slypi dokumentuose, kurie buvo atskleisti tik po Sovietų Sąjungos žlugimo. Nikulinas ir Vicinas buvo pasirašę slaptą susitarimą su Mosfilm studija. Šis susitarimas garantavo, kad jie visada gaus didesnius honorarus nei Morgunovas. Bet tai dar ne viskas. Susitarimas taip pat numatė, kad jei Gaidajus norės filmuoti kitą komediją su trijule, Nikulinas ir Vicinas turės teisę vetuoti Morgunovo dalyvavimą. Kitaip tariant, jie turėjo galę sunaikinti jo karjerą vienu parašu. Ar Morgunovas žinojo apie šį susitarimą? Greičiausiai ne, bet jis jautė jo pasekmes kiekviename filmavimo procese, kiekviename susitikime, kiekviename žvilgsnyje, kuris sakė, tu čia nesi laukiamas. Kodėl Nikulinas ir Vicinas taip elgėsi? Buvo kelios priežastys ir visos jos susijusios su sovietinės sistemos ypatumais. Pirma, jie bijojo, kad Morgunovas gali juos pakeisti. Gaidajus kartą viešai pasakė, kad Morgunovas yra natūralus komikas, o tai buvo įžeidimu Nikulinui, kuris save laikė profesionaliu artistu. Antra, jie žinojo, kad Morgunovas neturi jokios apsaugos. Jis nebuvo partijos narys, neturėjo įtakingų draugų, negalėjo pasiskųsti niekam. Jis buvo tobula auka. Ir trečia, galbūt pati svarbiausia priežastis. Jie tiesiog negalėjo pakęsti, kad provincijos vaikinas, be jų palaiminimo, tapo žvaigžde. Tai buvo klasės karas sovietinėme stiliuje. Ne darbininkai prieš buržuaziją, o Maskvos elitas prieš provincijos talentą. Bet Morgunovas kovojo. Ne viešai, ne skandalingai, bet savo būdu. Jis toliau filmavosi, toliau juokino žiūrovus, toliau gaudavo tuos tūkstančius laiškų, kurie sakė jam, kad jis yra mylimas. Ir tai dar labiau erzino jo draugus. Nes kiekvienas Morgunovo sėkmės momentas buvo priminimas, kad jie negali jo kontroliuoti. Jie galėjo kontroliuoti jo honorarus, jo galimybės, jo karjerą, bet negalėjo kontroliuoti žmonių meilės. Ir tai juos varo iš proto. 1969 metais, po paskutinio bendro filmo Kavkazkaja Plennica, Nikulinas davė interviu, kuriame nė karto nepaminėjo Morgunovo vardo. Kalbėdamas apie trijulę, jis sakė, mes su Georgijumi Vicinu sukūrėme nepakartojamus personažus. Mes su Georgijumi, ne mes trys, ne mūsų trijulė, tiesiog mes su Georgijumi. Tai buvo viešas Morgunovo ištrinimas iš istorijos. Ir tai buvo tik pradžia.
Kas nutiko toliau? Kodėl Gaidajus niekada daugiau nesukvietė trijulės? Ir kodėl Morgunovas, kuris buvo savo karjeros viršūnėje, staiga pradėjo gauti tik antraeilius vaidmenis? Atsakymai į šiuos klausimus slypi tamsiuose koridoriuose Mosfilm studijos, kur buvo priimami sprendimai, kurie pakeitė žmogaus likimą. Bet prieš pasakodami apie tai turime suprasti, kas iš tikrųjų buvo Jevgenijus Morgunovas. Ne tas linksmas storasis iš ekrano, o tikras žmogus su savo viltimis, baimėmis ir skausmu. Žmogus, kuris norėjo tik vieno – būti priimtas. Ir kuris niekada to negavo. Jevgenijus Aleksandrovičius Morgunovas gimė 1927 metais Samaroje, mieste, kuris tuo metu vadinosi Kuibyševu. Jo tėvas buvo paprastas darbininkas gamykloje, motina – siuvėja. Jie gyveno 2 kambarių bute su dar 3 šeimomis. Dalijosi virtuve ir tualetu, kaip milijonai kitų sovietų šeimų. Morgunovas užaugo gatvėje, tarp tokių pat vaikų kaip jis, be privilegijų, be ateities perspektyvų, be vilties kada nors pamatyti pasaulį už savo rajono ribų. Bet jis turėjo vieną dalyką, kurio neturėjo kiti – gebėjimą juokinti žmones. Jau mokykloje jis buvo tas vaikas, kuris galėjo imituoti mokytojus, kuris galėjo paversti bet kokią situaciją anekdotu, kuris galėjo priversti juoktis net liūdniausią žmogų. Ir tai buvo jo išsigelbėjimas. Kai jam buvo 17 metų, prasidėjo karas. 1944 metai. Morgunovas buvo per jaunas frontui, bet ne per jaunas darbui. Jis dirbo gamykloje, kur gamino šaudmenis. Dirbo po 16 valandų per dieną. Miegojo ant grindų tarp staklių. Valgė duonos riekę per dieną. Bet net ir ten, net toje pragariškoje realybėje, jis juokino savo draugus darbininkus. Jis rodė miniatiūras tarp pamainų, imituodavo Hitlerį ir Staliną, rizikuodamas gyvybę, nes už tokius pokštus galėjai patekti į lagerį. Bet jis negalėjo sustoti. Juokas buvo jo būdas išgyventi. Ir žmonės jį už tai mylėjo. Po karo Morgunovas bandė įstoti į teatro institutą Maskvoje. Jis atvyko į sostinę su viena lagamine, kuriame buvo 2 marškiniai ir svajonė. Bet jį atmetė. Ne dėl talento stokos, o dėl netinkamos socialinės kilmės. Tai buvo kodas, kuris reiškė, tu esi per paprastas mums. Tu neturi reikiamų ryšių. Tu nesi iš mūsų pasaulio. Morgunovas grįžo į Samarą sutriuškintas, bet nenugalėtas. Jis įstojo į vietinę teatro studiją, pradėjo vaidinti provincijos teatruose, važinėjo po kaimus su keliaujančia trupe. Jis vaidino darbininkus, valstiečius, kareivius, visus tuos paprastus žmonės, kuriuos jis pažinojo iš savo gyvenimo. Ir žiūrovai jį atpažino. Jie matė jame save. 1958 metais Morgunovas pagaliau gavo šansą. Režisierius Ilija Frezas ieškojo aktoriaus vaidmeniui filme Prostąją istoriją. Jam reikėjo ne žvaigždės, o tikro žmogaus. Kažkas paminėjo Morgunovą. Frezas nuvažiavo į Samarą, pamatė jo pasirodymą ir iš karto suprato – tai tas žmogus. Morgunovas atvyko į Maskvą 2 kartą. Šį kartą su sutartimi, bet vėl be iliuzijų. Jis žinojo, kad Maskva jo nemyli, kad jis visada bus svetimas šiame mieste, kur visi žino vienas kitą nuo vaikystės, kur visos karjeros kuriamos per pažintis ir protekciją. Bet jis turėjo vieną pranašumą. Jam nebuvo ko prarasti. Pirmieji metai Maskvoje buvo pragariški. Morgunovas gyveno bendrabutyje su kitais aktoriais, kurie žiūrėjo į jį kaip į provincijos kvailį. Jis kalbėjo su akcentu, nešiojo prastas drabužius, nežinojo, kaip elgtis prie stalo su įtakingais žmonėmis. Jis buvo pajuokos objektas, bet jis mokėsi. Jis stebėjo, kaip elgėsi Maskvos aktoriai, kaip jie kalba, kaip jie juokiasi, kaip jie mezga ryšius. Ir jis suprato, kad niekada netaps vienu iš jų, kad jis visada bus tas iš provincijos. Bet jis taip pat suprato, kad tai gali būti jo stiprybė, nes jis galėjo vaidinti tuos žmonės, kuriuos Maskvos aktoriai niekada nesupras – paprastus sovietų piliečius.
1963 metais Leonidas Gaidajus pradėjo castingą Operacijai Y. Jam reikėjo 3 aktorių, kurie galėtų sukurti komišką trijulę. Nikulinas ir Vicinas jau buvo pasirinkti. Jie buvo žinomos Maskvos teatro žvaigždės. Bet trečiajam vaidmeniui Gaidajus ieškojo kažko kito. Jis norėjo ne profesionalaus komiko, o natūralaus. Kažkas pasiūlė Morgunovą. Gaidajus buvo skeptiškas. Provincijos aktorius, be teatro išsilavinimo. Bet jis sutiko susitikti. Ir kai Morgunovas įėjo į kabinetą, Gaidajus iš karto suprato – tai viesuolis. Ne dėl to, kaip jis atrodė, o dėl to, kaip jis judėjo, kaip kalbėjo, kaip žiūrėjo. Jis buvo tikras. Ir tai buvo neįkainojama. Bet buvo viena problema. Nikulinas ir Vicinas nenorėjo dirbti su Morgunovu. Jie norėjo trečiojo aktoriaus iš savo rato, kažko, su kuo jie galėtų kontroliuoti situaciją. Morgunovas buvo nežinomybė. Ir dar blogiau. Jis buvo iš provincijos. Tai buvo socialinis įžeidimas. Bet Gaidajus buvo užsispyręs. Jis pasakė Nikulinui ir Vicinui: arba Morgunovas, arba ieškokite kito režisieriaus. Jie nusileido. Bet ne dėl to, kad priėmė Morgunovą. Tiesiog dėl to, kad nenorėjo prarasti galimybės dirbti su Gaidajumi. Ir taip prasidėjo bendradarbiavimas, kuris ekrane atrodė kaip draugystė, o už kadro buvo karas. Pirmasis filmavimo diena Operacijoje Y. Morgunovas atėjo anksčiau už visus. Jis norėjo parodyti, kad yra profesionalus, kad nusipelno būti čia. Bet kai atėjo Nikulinas ir Vicinas, jie net nepasisveikino. Jie praėjo pro šalį, tarsi jo nebūtų. Morgunovas suprato, tai bus sunku. Bet jis nežinojo, kaip sunku. Filmavimo metu Nikulinas ir Vicinas kalbėdavosi tarpusavyje, bet niekada su juo. Jie pietaudavo kartu, bet niekada jo nekviesdavo. Jie juokaudavo, bet ne su juo. Morgunovas buvo izoliuotas. Ir tai buvo tyčia. Tai buvo būdas parodyti jam jo vietą. Tu esi čia tik todėl, kad režisierius tave nori, bet mes tavęs nenorime. Ir niekada nenorėsime. Bet Morgunovas turėjo savo ginklą – talentą. Kai prasidėjo filmavimas, kai kamera pradėjo suktis, jis pamiršo viską. Jis pamiršo įžeidimus, pamiršo vienišumą, pamiršo skausmą. Jis tapo viesuliu. Ir jis buvo nuostabus. Gaidajus matė tai. Operatorius matė tai. Net Nikulinas ir Vicinas matė tai. Ir tai juos išgąsdino. Nes jie suprato, kad šis provincijos vaikinas gali juos užgožti. Kad žiūrovai gali jį pamylėti labiau nei juos. Ir jie buvo teisūs. Kai Operacija Y išėjo į ekranus, Morgunovas tapo sensacija. Žmonės citavo jo frazes, vaikai imituodavo jo judesius, moteris siuntė meilės laiškus. Jis tapo žvaigžde. Bet ne Maskvos teatro pasaulyje. Ten jis vis dar buvo niekas. Po Operacijos Y sėkmės Gaidajus nusprendė filmuoti tęsinį – Kafkaskaja plenica. Vėl ta pati trijulė. Vėl tas pats karas už kadro. Bet šįkart Morgunovas jau žinojo, ko tikėtis. Jis žinojo, kad Nikulinas ir Vicinas jo nekenčia. Jis žinojo, kad jie daro viską, kad jis jaustųsi nepageidaujamas. Bet jis taip pat žinojo, kad žiūrovai jį myli. Ir tai davė jam jėgų. Filmavimo metu Gruzijoje įvyko incidentas, kuris atskleidė tikrąją situaciją. Vieną vakarą po filmavimo visa komanda susirinko vakarieniai. Morgunovas sėdėjo vienas gale stalo. Nikulinas ir Vicinas sėdėjo priešingame gale, apsupti kitų aktorių ir įgulos narių. Kažkas pasiūlė taustą už trijulę. Visi pakėlė taures. Bet kai Morgunovas bandė prisijungti prie pokalbio, Nikulinas demonstratyviai atsisuko ir pradėjo kalbėti su kitu. Tai buvo viešas pažeminimas. Ir visi tai matė. Kodėl niekas nesikišo? Kodėl Gaidajus, kuris matė, kas vyksta, nieko nedarė? Atsakymas paprastas. Jis negalėjo. Nikulinas ir Vicinas buvo per įtakingi. Jie turėjo ryšius su kultūros ministerija, su partijos pareigūnais, su studijos vadovybė. Jie galėjo sunaikinti bet kokį projektą vienu telefono skambučiu.
Gaidajus tai žinojo. Ir jis pasirinko tylėti. Jis pasirinko filmo sėkmę, o ne vieno aktoriaus orumą. Ar tai buvo teisinga? Greičiausiai ne. Bet tai buvo sovietinė realybė, kur menas buvo antroje vietoje po politikos ir galios žaidimų. Morgunovas tai suprato. Ir jis priėmė savo likimą. Jis žinojo, kad niekada nebus priimtas Maskvos elito, kad jis visada bus tas iš provincijos, tas storasis, tas, kuris turėjo sėkmę per klaidą. Bet jis taip pat žinojo, kad turi milijonus gerbėjų, kurie jį myli už tai, kas jis yra. Ir tai turėjo būti užtekti. Bet ar tai buvo užtekti? Ar žmogus gali būti laimingas, kai jį myli milijonai nepažįstamų žmonių, bet atmeta tie, su kuriais jis dirba kasdien? Ar gali būti laimingas, kai ekrane tu esi draugas, o gyvenime priešas? Šie klausimai kankino Morgunovą visą jo gyvenimą, ir jis niekada nerado atsakymo. 1967 metais, po Kafkaskaja plenica premjeros, Morgunovas davė retą interviu. Žurnalistas paklausė jo apie santykius su Nikulinu ir Vicinu. Morgunovas nutilo. Jis žiūrėjo pro langą ilgą laiką, tarsi ieškodamas žodžių. Paskui jis pasakė: mes esame kolegos, geri kolegos. Tai buvo melas. Ir visi tai žinojo. Bet tai buvo vienintelis melas, kurį Morgunovas galėjo sau leisti. Nes tiesa būtų sunaikinusi viską. Tiesa būtų parodžiusi, kad sovietinio kino didžiausia draugystė buvo iliuzija. Ir niekas nenorėjo to žinoti. Nei žiūrovai, nei studija, nei pats Morgunovas. Nes kartais melas yra vienintelis būdas išgyventi. Po Kafkaskaja plenica Morgunovas tikėjosi, kad jo karjera pakils. Jis buvo vienas populiariausių aktorių Sovietų sąjungoje. Jo veidą pažinojo nuo Baltijos iki Ramiojo vandenyno. Bet vietoj naujų pasiūlymų jis gavo tylą. Studijos neskambino. Režisieriai neieškojo jo. Tarsi jis staiga būtų tapęs nematomu. Kas nutiko? Atsakymas slypi slapta kampanijoje, kurią pradėjo Nikulinas ir Vicinas. Jie pradėjo sklisti gandus, kad Morgunovas yra sunkus darbe, kad jis geria, kad jis nepatikimas. Šie gandai neturėjo jokio pagrindo, bet jie veikė, nes sovietinėje sistemoje gandas buvo galingesnis už tiesą. Gandas galėjo sunaikinti karjerą greičiau nei bet koks faktas. Morgunovas bandė kovoti. Jis ėjo pas režisierius, siūlė save vaidmenims, bandė įrodyti, kad gandai yra melai, bet durys buvo uždarytos. Niekas nenorėjo konflikto su Nikulinu ir Vicinu. Jie buvo per įtakingi, per gerai susiję. Morgunovas buvo vienas. Ir jis pralaimėjo. Gaidajus, vienintelis režisierius, kuris tikėjo Morgunovu, gavo įspėjimą iš studijos vadovybės. Jam buvo pasakyta, kad jei jis nori toliau filmuoti, jis turi bendradarbiauti. Tai buvo kodas, kuris reiškė nustok ginti Morgunovą. Gaidajus buvo priverstas rinktis tarp savo karjeros ir vieno aktoriaus. Jis pasirinko karjerą. Ar galime jį kaltinti? Galbūt ne. Jis turėjo šeimą, turėjo svajonių projektus, turėjo ateitį. Morgunovas buvo tik vienas aktorius iš daugelio.
Bet Morgunovui Gaidajus buvo vienintelis žmogus, kuris juo tikėjo. Ir kai Gaidajus nusisuko, Morgunovas liko visiškai vienas. 1970 metais Morgunovas pradėjo gerti. Nedaug, ne kasdien, bet užteko, kad žmonės pradėtų kalbėti. Matote, mes buvome teisūs, sakė Nikulinas savo draugams. Jis visada turėjo problemų, pridurdavo Vicinas. Gandai, kuriuos jie patys sukūrė, dabar tapo tikrove. Tai buvo tobula savęs įgyvendinanti pranašystė. Jie sunaikino Morgunovo karjerą, paskui kaltino jį už tai, kad jis negalėjo su tuo susidoroti. Ir sistema jiems leido tai daryti. Nes sistema visada palaiko stipriuosius, nesilpnuosius. Visada palaiko tuos, kurie turi ryšius, ne tuos, kurie turi talentą. Bet Morgunovas vis dar turėjo savo gerbėjus. Žmonės vis dar atpažindavo jį gatvėje, vis dar prašydavo autografų, vis dar sakydavo, kad jis yra jų mėgstamiausias aktorius. Ir tai buvo jo išsigelbėjimas. Kai viskas kita žlugo, kai karjera sustojo, kai kolegos jį išdavė, jis vis dar turėjo žmonių meilę. Bet ar to užteko? Ar žmogus gali gyventi tik iš praeities šlovės? Ar gali būti laimingas, kai žino, kad jo geriausios dienos jau praėjo? Morgunovas bandė rasti atsakymus į šios klausimus. Bet kuo daugiau jis galvojo, tuo labiau grimzdo į depresiją. Jo asmeninis gyvenimas taip pat buvo katastrofa. Jis buvo vedęs, turėjo vaiką, bet santuoka byrėjo. Jo žmona negalėjo pakęsti, kad jis yra namuose, bedarbis, prislėgtas. Ji norėjo žvaigždės, o gavo sudužusį žmogų. Jie ginčijosi kasdien – apie pinigus, apie ateitį, apie viską. Morgunovas bandė išsaugoti šeimą, bet nežinojo kaip. Jis nežinojo, kaip būti vyru, kai jaučiasi kaip nesėkmė. Kaip būti tėvu, kai pats reikia pagalbos. 1973 metais jo žmona išėjo. Ji pasiėmė vaiką ir išėjo. Morgunovas liko vienas savo bute, apsuptas nuotraukų iš filmavimo aikštelės, kur jis šypsosi su žmonėmis, kurie jį nekentė. Ar jis galvojo apie savižudybę? Greičiausiai taip, bet jis niekada to nepadarė. Galbūt todėl, kad vis dar tikėjosi, kad viskas pasikeis, kad kažkas paskambins ir pasiūlys vaidmenį, kad Gaidajus grįš ir pasakys: Jevgenijau, man tavęs reikia naujam filmui, kad Nikulinas ir Vicinas ateis ir atsiprašys. Bet niekas iš to neįvyko. Niekas nepaskambino, niekas negrįžo, niekas neatsiprašė. Ir Morgunovas suprato, kad jo karjera baigta, kad jis niekada daugiau nebus tas, kas buvo, kad jis liks istorijoje kaip tas trečias iš trijulės, tas storasis, tas, kuris turėjo sėkmę ir ją prarado. Bet kodėl? Kodėl sistema leido tai nutikti? Kodėl niekas nesikišo? Kodėl niekas nepasakė: sustokite, tai neteisinga? Atsakymas slypi sovietinės visuomenės prigimtyje. Sovietų sąjunga buvo pastatyta ant hierarchijos ir paklusnumo. Jei buvai viršuje, galėjai daryti, ką nori. Jei buvai apačioje, turėjai kentėti tyliai. Morgunovas buvo apačioje. Ne dėl to, kad neturėjo talento, o dėl to, kad neturėjo galios. Ir be galios talentas nieko nereiškė. Tai buvo žiauri tiesa, kurią Morgunovas išmoko per vėlai. 1975 metais Morgunovas gavo nedidelį vaidmenį filme Afonija. Tai nebuvo pagrindinis vaidmuo, bet tai buvo darbas. Jis vylėsi, kad tai bus jo sugrįžimas. Bet filmavimo aikštelėje jis suprato, kad niekas nepasikeitė. Jaunesnė aktorių karta žiūrėjo į jį kaip į praeities liekaną. Režisierius elgėsi su juo mandagiai, bet be pagarbos. Jis buvo toleruojamas, nevertinamas. Ir tai buvo skaudžiau nei bet koks įžeidimas. Nes tai reiškia, kad jis tapo nereikšmingas, kad jo laikas praėjo, kad jis yra gyvas, bet jau miręs kino pasaulyje. Po Afonijos Morgunovas beveik nustojo filmuotis. Jis gyveno iš mažos pensijos, retkarčiais pasirodydavo televizijos laidose, kur kalbėdavo apie senus laikus. Žmonės vis dar jį atpažindavo, vis dar mylėjo, bet tai buvo nostalgijos meilė. Meilė tam, kas buvo, ne tam, kas yra.
Morgunovas tai jautė. Jis jautė, kad tapo muziejaus eksponatu. Žmogumi, kurį žmonės prisimena su šypsena, bet niekada nepakvies į savo gyvenimą. Ir tai buvo jo paskutiniai metai. Metai vienatvės, metai prisiminimų, metai klausimo. Kodėl? Kodėl taip nutiko? Kodėl talentas neužteko? Kodėl žmonių meilė neišgelbėjo? Kodėl sistema, kuri turėjo būti teisinga, buvo tokia žiauri? Atsakymų jis niekada nerado. Bet mes, žiūrėdami į jo gyvenimą iš ateities, galime juos matyti. Morgunovas buvo auka sistemos, kuri vertino ne talentą, o paklusnumą. Sistemos, kuri baudė individualumą ir apdovanojo konformizmą. Sistemos, kuri leido nedideliems žmonėms su dideliais ego sunaikinti didžius talentus. Ir tai nebuvo tik Morgunovo istorija. Tai buvo tūkstančių sovietų menininkų istorija, kurie turėjo talentą, bet negalią. Kurie norėjo kurti, bet buvo priversti žaisti politinius žaidimus. Kurie mylėjo savo meną, bet buvo sunaikinti savo kolegų. Bet kas nutiko Nikulinui ir Vicinui? Ar jie gailėjosi? Ar jie kada nors pagalvojo apie žmogų, kurį sunaikino? Atsakymas yra sudėtingas. Viešai jie niekada neprisipažino. Jie toliau vaidino, toliau gavo apdovanojimus, toliau buvo gerbiami. Bet privatūs šaltiniai sako, kad Vicinas prieš mirtį kartą paminėjo Morgunovą. Jis pasakė, mes buvome per žiaurūs. Tai buvo ne atsiprašymas, bet pripažinimas. Nikulinas niekada nieko nepasakė. Jis mirė kaip legenda, kaip didis aktorius, kaip žmogus, kurį mylėjo milijonai. Bet ar jis buvo geras žmogus? Tai klausimas, į kurį kiekvienas turi atsakyti pats. 1977 m. rudenį Maskvos Mosfilm studijos archyve tarp tūkstančių dokumentų buvo paslėptas vienas ypatingas vokas. Ant jo raudonų antspaudu buvo užrašyta saugoti amžinai, neatidaryti be direktoriaus leidimo. Viduje 13 lapų, surašytų mašinėle su pataisimais ranka. Tai buvo sąrašas. Nepaprastas sąrašas, o nerekomenduojamų aktorių registras. Šis dokumentas sprendė, kas gaus vaidmenis, o kas liks be darbo. 32 eilutėje, tarp kitų problematiškų pavardžių, buvo įrašyta Morgunovas J.A. Riboti kontaktai, tik antraeiliai vaidmenys, derinti su N ir V. N ir V tai buvo Nikulinas ir Vicinas. Kas suteikė jiems teisę spręsti kito žmogaus likimą? Kas pasirašė šį dokumentą? Ir kodėl niekas, net po Sovietų Sąjungos žlugimo, nedrįso apie jį kalbėti viešai? Šis vokas buvo atidarytas tik prieš 10 metų, kai mirė paskutinis liudininkas, kuris žinojo tiesą. Dokumentas buvo sukurtas po slaptų derybų, kurios vyko 1976 m. sausį. Maskvos restorane Praga, privačiame kabinete 3 aukšte, susirinko 5 žmonės. Studijos direktorius Nikolajus Sizov, kultūros ministerijos atstovas Vladimiras Jereminas, Nikulinas, Vicinas ir dar vienas žmogus – Borisas Volčekas, įtakingas teatro kritikas, kurio nuomonė galėjo pakelti ar sunaikinti bet kokią karjerą. Jie sėdėjo aplink stalą, užkrautą delikatesais, kurių paprasti sovietų piliečiai niekada nematė. Juodaisiais ikrais, importuotų konjaku, prancūziškais sūriais. Kol milijonai stovėjo eilėse dėl duonos, šie 5 vyrai sprendė, kas turės teisę dirbti kino industrijoje. Ir pirmasis klausimas, kurį iškėlė Sizov, buvo, ką darysime su Morgunovu? Nikulinas nekėlė balso. Jam nereikėjo. Jis tiesiog padėjo ant stalo nuotrauką Morgunovą su gerbėjais prie Rosija viešbučio. Ant nuotraukos nugarėlės buvo užrašyta, jis gauna daugiau dėmesio nei mes. Tai buvo ne argumentas, tai buvo kaltinimas. Vicinas pridūrė savo pastabą. Jis nesupranta savo vietos. Jis mano, kad yra lygus mums. Volčekas linktelėjo. Jereminas užsirašė kažką į užrašų knygelę. Sizov atsiduso ir pasakė. Gerai, mes jį apribosime, bet atsargiai. Negalime sukelti skandalo.
Ir taip, per vieną vakarienę, kuri truko 3 valandas ir kainavo kaip vidutinis metinis atlyginimas, buvo nuspręsta Morgunovo karjeros pabaiga. Niekas nepaklausė jo nuomonės. Niekas nedavė jam galimybės gintis. Jis buvo nuteistas be teismo. Bet kodėl Sizov ir Jereminas sutiko? Jie neturėjo asmeninių priežasčių nekęsti Morgunovo. Atsakymas slypi sovietinės biurokratijos logikoje. Nikulinas ir Vicinas buvo ne tik aktoriai, jie buvo sistema. Nikulinas turėjo draugystę su Brežnevo dukters vyru. Vicinas buvo artimas Furcevos, kultūros ministrės patarėjui. Jie galėjo vienu telefono skambučiu sustabdyti bet kokį projektą, uždaryti bet kokią studiją, sunaikinti bet kokią karjerą. Sizov ir Jereminas tai žinojo. Jie taip pat žinojo, kad Morgunovas neturi jokios apsaugos. Jis buvo vienas. Ir sovietinėje sistemoje vienas žmogus prieš sistemą visada pralaimėdavo. Tai nebuvo asmeninis sprendimas, tai buvo pragmatinis skaičiavimas. Paaukoti vieną, kad išsaugotum santykius su galingaisiais. Po tos vakarienės prasidėjo subtili, bet efektyvi kampanija. Morgunovui nebeatsisakė tiesiogiai, tai būtų per akivaizdu. Vietoj to, režisieriai gaudavo rekomendacijas iš studijos vadovybės. Galbūt vertėtų apsvarstyti kitą aktorių šiam vaidmeniui. Morgunovas gali būti per užimtas. Mes turime jaunesnius talentus, kuriems reikia galimybės. Šios frazės skambėjo nekaltai, bet kiekvienas režisierius suprato tikrąją žinutę. Jei imsi Morgunovą, turėsi problemų. Ir niekas nenorėjo problemų. Niekas nenorėjo kovoti už vieną aktorių, kai buvo tiek daug kitų. Morgunovas pradėjo gauti atsakymus. Deja, vaidmuo jau užimtas. Mes ieškome kitokio tipo. Galbūt kitą kartą. Jis nežinojo apie slaptą susitikimą restorane Praga. Jis nežinojo apie dokumentą archyve. Jis tik matė, kaip jo telefonas nustojo skambėti. 1978 metais Morgunovas bandė paskutinį kartą. Jis parašė laišką pačiam Gaidajui. Laiškas buvo trumpas, bet skausmingas. Leonidai, aš nežinau, ką padariau ne taip. Aš visada dirbau sąžiningai. Aš niekada nesiskundžiau. Kodėl niekas manęs nenori? Kodėl tu manęs nenori? Gaidajus gavo šį laišką ir pagal jo asmeninės sekretorės liudijimą verkė. Bet jis neatsakė. Jis negalėjo atsakyti. Nes jis žinojo, kad bet koks kontaktas su Morgunovu būtų interpretuojamas kaip maištas prieš sistemą. Ir Gaidajus nebuvo maištininkas. Jis buvo menininkas, kuris norėjo filmuoti. Ir tam reikėjo bendradarbiauti su sistema, nekovoti su ja. Ar tai buvo išdavystė? Galbūt. Bet tai buvo išdavystė, kurią padarė tūkstančiai sovietų inteligentų, kurie pasirinko savo karjerą, o ne principus. Morgunovas suprato, kad pralaimėjo, bet jis vis dar turėjo vieną dalyką, kurio niekas negalėjo iš jo atimti – prisiminimus. Jis pradėjo rašyti memuarus. Neskelbimui, jis žinojo, kad niekas jų nespausdins. Tiesiog sau. Tiesiog tam, kad užfiksuotų tiesą. Jis rašė apie filmavimo aikšteles, apie Gaidajų, apie Nikuliną ir Viciną. Jis rašė be pykčio, be keršto, tik su liūdesiu. Aš norėjau tik vieno – būti priimtas. Rašė jis vienoje iš paskutinių puslapių. Bet aš supratau, kad kai esi iš provincijos, kai neturi teisingų pavardžių savo genealoginėme medyje, kai kalbi su akcentu, tu niekada nebūsi priimtas. Tu gali būti naudingas, gali būti toleruojamas, bet niekada nebūsi lygus. Šie memuarai buvo rasti po jo mirties, paslėpti senamadiškoj lagaminiai po lova. Jo šeima bandė juos publikuoti, bet visi leidėjai atsisakė. Per daug tiesos, per daug skausmo, per daug grėsmės legendai. Bet kas nutiko su tais, kurie jį sunaikino? Ar jie gyveno laimingai? Nikulinas tęsė savo karjerą kaip cirko direktorius, kaip televizijos žvaigždė, kaip nacionalinis turtas. Jis mirė 1997 metais, apsuptas gerbėjų, apdovanotas visais įmanomais ordinais. Jo laidotuvės buvo valstybinės.
Tūkstančiai žmonių atėjo atsisveikinti. Prezidentas atsiuntė vainiką. Bet ar jis buvo laimingas? Jo paskutinė žmona interviu po 10 metų atskleidė oskistą detalę. Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis Nikulinas vis kalbėdavo apie Morgunovą. Netiesiogiai, bet užuominomis. Mes buvome per žiaurūs jaunystėje, sakydavo jis. Mes nesugebėjome įvertinti kai kurių žmonių. Ar tai buvo gailestis? Ar tai buvo sąžinės graužimas? Mes niekada nesužinosime. Nes Nikulinas niekada nepasakė Morgunovo vardo garsiai. Vicinas gyveno ilgiau. Iki 1991. Jis taip pat turėjo sėkmingą karjerą, nors niekada nepasiekė Nikulino šlovės lygio. Jis buvo antrasis, visada antrasis, ir tai jį ėdė. Vienoje iš paskutinių interviu, kurį davė prieš mirtį, žurnalistas paklausė apie trijulę. Vicinas nutilo. Paskui pasakė, mes buvome geri ekrane. Gyvenime viskas buvo sudėtinga. Tai buvo artimiausias dalykas atsiprašymui, kurį jis kada nors pasakė. Bet tai nebuvo atsiprašymas. Tai buvo tik pripažinimas, kad kažkas buvo ne taip. Ir tai buvo per maža, per vėlu. Nes Morgunovas jau buvo miręs 10 metų. Ir jis niekada neišgirdo šių žodžių. Ar galime kaltinti Nikuliną ir Viciną? Ar jie buvo blogi žmonės? Ar tik silpni žmonės, kurie pasirinko savo interesus, o ne teisingumą? Tai klausimas, į kurį kiekvienas turi atsakyti pats. Bet viena yra aišku. Jie turėjo pasirinkimą. Jie galėjo pasakyti ne sistemai. Jie galėjo ginti savo kolegą. Jie galėjo būti draugais ne tik ekrane, bet ir gyvenime. Bet jie to nepadarė. Ir tas pasirinkimas apibrėžė ne tik Morgunovo likimą, bet ir jų pačių. Nes gyventi su kaltės jausmu yra sunkiau nei gyventi su skurdu. Ir nors jie turėjo viską – šlovę, pinigus, pagarbą – jie niekada neturėjo šio ramybės. Ar tai buvo pakankama bausmė už tai, ką jie padarė? Jūs nuspręskite. 1980 metų pradžioje Morgunovas gyveno mažame 2 kambarių bute Maskvos pakraštyje, rajone, kuris vadinosi Tekstilščikai. Tai buvo darbininkų rajonas, toli nuo centro, toli nuo blizgančių teatrų ir studijų, kur jis kadaise dirbo. Jo kaimynai buvo paprasti žmonės – gamyklos darbininkai, pardavėjos, pensininkės. Dauguma jų nežinojo, kad šalia gyvena žmogus, kuris kadaise buvo vienas populiariausių sovietų kino aktorių. Jis vaikščiojo į parduotuvę eilėse kaip visi kiti, nešė sunkes maišus su bulvėmis, laukė autobuso šaltame ore. Niekas jo neatpažindavo. Arba atpažindavo, bet nesiryždavo prieiti. Nes jis atrodė ne kaip žvaigždė, o kaip sudužęs žmogus. Jo veidas buvo patinęs, akys tuščios, drabužiai nusidėvėję. Jis tapo šešėliu to, kas buvo. Ir tas šešėlis gyveno vienatvėje, apsuptas prisiminimų, kurie darėsi vis skausmingesni su kiekviena diena. Bet buvo vienas žmogus, kuris jo nepamiršo. Marija Ivanovna Sokolova, jo buvusi kaimynė iš Samaros, kuri atsikėlė į Maskvą 1979 metais. Jie atsitiktinai sutiko jį gatvėje ir beveik nepažino. Ženečka? Paklausė ji, naudodama jo vaikystės pravardę. Morgunovas atsisuko ir pirmą kartą per daugelį metų nusišypsojo. Ne ekrano šypsena, o tikra šilta žmogiška šypsena. Jie nuėjo į mažą kavinę, kur gėrė pigią arbatą ir kalbėjo apie senus laikus. Marija papasakojo apie savo gyvenimą, apie vaikus, apie sunkumus. Morgunovas klausėsi ir pirmą kartą per daugelį metų jautėsi žmogumi, ne nesėkme. Kai jie išsiskyrė, Marija pasakė, Ženečka, tu visada buvai geras žmogus. Nesvarbu, ką kiti sako. Ir tie žodžiai, paprasti nuoširdūs žodžiai iš provincijos moters, davė jam daugiau nei visi apdovanojimai, kuriuos jis kada nors gavo. Po to susitikimo Morgunovas pradėjo reguliariai lankytis pas Mariją. Ji gyveno netoli, mažame bendrabutyje, kur dalijosi kambarį su dar 2 šeimom.
Bet ji visada rasdavo vietos jam prie stalo, visada turėdavo šiltą arbatą ir gerą žodį. Jie kalbėdavo apie viską – apie Samarą, apie karą, apie sunkius laikus, kuriuos abu išgyveno. Bet jie niekada nekalbėdavo apie kiną. Marija suprato, kad tai skausminga tema. Ir ji gerbė jo tylą. Kartais Morgunovas atsineždavo seną nuotrauką iš filmavimo aikštelės ir žiūrėdavo į ją ilgai, nieko nesakydamas. Marija matė ašaras jo akyse, bet niekada neklausdavo. Ji tiesiog sėdėdavo šalia, tyliai, leisdama jam būti su savo skausmu. Ir ta tyla buvo geriausia terapija, kurią jis galėjo gauti. 1982 metais Morgunovas gavo netikėtą pasiūlymą. Mažas provincijos teatras Ivanove ieškojo aktoriaus vaidmeniui spektaklyje Mūsų miestelis. Tai nebuvo prestižinis teatras, ne Maskva, ne šlovė, bet tai buvo darbas. Morgunovas sutiko. Jis nuvažiavo į Ivanovą traukiniu, sėdėdamas 3 klasės vagone, tarp kareivių ir studentų. Kai jis atvyko, teatro direktorius, jaunas vyras vardu Olegas, pasitiko jį su tikra pagarba. Jevgenijau Aleksandrovič, man didžiulė garbė dirbti su jumis, pasakė jis. Ir tie žodžiai, paprasti, nuoširdūs žodžiai, privertė Morgunovą vėl verkti, nes jis jau buvo pamiršęs, kaip jaučiasi būti gerbiamam. Repeticijos Ivanove buvo kitokios nei viskas, ką Morgunovas patyrė Maskvoje. Čia nebuvo hierarchijos, nebuvo politikos, nebuvo žaidimų. Tik žmonės, kurie mylėjo teatrą ir norėjo kurti. Jaunesnė aktorių karta žiūrėjo į Morgunovą kaip į legendą, klausė jo patarimų, juokėsi iš jo anekdotų. Jis jautėsi reikalingas, jis jautėsi gyvas. Premjera įvyko 1983 metų kovą. Salė buvo pilna, ne dėl to, kad žmonės žinojo Morgunovą, o dėl to, kad tai buvo vienintelis teatras mieste. Bet kai Morgunovas išėjo į sceną, kai jis pradėjo kalbėti, kai jis tapo savo personažu, salė nutilo. Žmonės matė ne buvusią žvaigždę, o tikrą aktorių. Ir po spektaklių jie plojo stovėdami. Ne iš pagarbos praeičiai, o iš pagarbos tam, ką jie ką tik matė. Po spektaklio Morgunovas sėdėjo grimavimo kambaryje vienas. Jis žiūrėjo į veidrodį ir matė senį, kuris atrodė pavargęs, bet laimingas. Pirmą kartą per daugelį metų jis jautėsi laimingas. Ne dėl šlovės, ne dėl pinigų, ne dėl pripažinimo. Tiesiog dėl to, kad jis darė tai, ką mylėjo. Ir tai buvo užtekti. Bet ar tai galėjo tęstis? Ar jis galėjo likti Ivanove, toli nuo Maskvos, toli nuo praeities? Jis galvojo apie tai. Jis galvojo apie tai, kad galbūt čia, šiame mažame provincijos mieste, jis galėtų rasti ramybę. Bet likimas nusprendė kitaip. 1984 metais Morgunovas pradėjo jausti skausmą krūtinėje. Iš pradžių jis ignoravo. Jis manė, kad tai tik nuovargis, bet skausmas stiprėjo. Jis nuėjo pas gydytoją Ivanove, kuris išsiuntė jį į Maskvą daryti tyrimų. Diagnozė buvo žiauri – širdies liga, pažengusi stadija. Gydytojas pasakė, kad jam reikia operacijos, bet šansai sėkmingai išgyventi yra maži. Morgunovas paklausė, kiek man liko? Gydytojas atsakė, galbūt metai, galbūt mažiau. Morgunovas linktelėjo. Jis negrįžo į Ivanovą. Jis grįžo į savo butą tekstilščikuose ir pradėjo ruoštis mirčiai. Bet jis nenorėjo mirti vienas. Jis parašė laiškus savo buvusiems kolegoms – Gaidajui, Nikulinui, Vicinui. Jis nerašė apie kaltinimus, ne apie pyktį. Jis tiesiog prašė vieno dalyko – susitikti. Aš noriu pamatyti jūs paskutinį kartą, rašė jis. Aš noriu pasakyti sudiev kaip draugai, ne kaip priešai. Jis išsiuntė tuos laiškus ir laukė. Laukė savaitės, laukė mėnesius, bet niekas neatsakė. Niekas neatėjo, niekas net nepaskambino. Ir Morgunovas suprato, kad jis mirs taip, kaip gyveno paskutinius savo gyvenimo metus. Vienas, atstumtas, pamirštas visų,
išskyrus tuos, kurie jį mylėjo iš tolo. Ar Nikulinas ir Vicinas gavo tuos laiškus? Taip, jie gavo. Nikulino sekretorius vėliau prisipažino, kad jis perskaitė laišką savo bosui. Nikulinas nutilo, paskui pasakė: pasakyk, kad aš užimtas. Vicinas net neatidarė savo laiško. Jis pamatė siuntėjo pavardę ir įsakė sekretoriui jį išmesti. Kodėl? Kodėl du žmonės, kurie turėjo viską, negalėjo duoti vieno dalyko – užuojautos žmogui, kuris mirė? Atsakymas slypi žmogiškoje silpnybėje. Jie bijojo. Bijojo susitikti su savo kaltės įrodymu. Bijojo pažvelgti į akis žmogui, kurį jie sunaikino. Bijojo, kad jis paprašys atsiprašymo, kurio jie negalėjo duoti. Nes atsiprašyti reikštų pripažinti, kad jie buvo neteisūs. Ir jie niekada negalėjo to pripažinti. Morgunovas praleido savo paskutinius mėnesius rašydamas ne memuarus. Jis jau buvo juos baigęs. Jis rašė laiškus žmonėms, kurie jam rašė per visus tuos metus. Tūkstančiams gerbėjų, kurie siuntė jam meilės laiškus, kurie sakė, kad jis yra jų mėgstamiausias aktorius. Jis atsakė kiekvienam. Kiekvienas laiškas buvo asmeniškas, nuoširdus, pilnas dėkingumo. Dėkoju jums už jūsų meilę, rašė jis. Dėkoju jums už tai, kad nepamiršote manęs. Kai jis mirė 1985 metais, pašto dėžutėje buvo rasta 132 neišsiųsti laiškai. Jis neturėjo pinigų pašto ženklams, bet jis vis tiek rašė. Nes tai buvo vienintelis būdas, kaip jis galėjo pasakyti ačiū žmonėms, kurie jį mylėjo. Ar Morgunovo gyvenimas buvo tragedija? Taip. Bet ar jis buvo nesėkmė? Ne. Nes jis paliko kažką, ko niekas negalėjo iš jo atimti – savo darbą. Milijonai žmonių vis dar žiūri Operaciją Y ir Kafkaskąją plenicą. Jie vis dar juokiasi iš Viesulio. Jie vis dar myli tą storąjį vyrą su gera širdimi, kuris visada patekdavo į bėdas, bet visada išlikdavo žmogumi. Ir tai yra jo pergalė. Ne prieš Nikuliną, ne prieš Viciną, ne prieš sistemą. Pergalė prieš užmarštį. Nes kol žmonės žiūri tuos filmus, kol jie juokiasi iš jo juoko, kol jie prisimena jo veidą, jis gyvas. Ir niekas, net tie, kurie jį sunaikino, negali to pakeisti. 1992 metais, praėjus 7 metams po Morgunovo mirties, Maskvos žurnalistas Dmitrijus Gordinas pradėjo tyrimą apie sovietinio kino užkulisius. Jis norėjo parašyti knygą apie tikruosius santykius tarp žvaigždžių, apie tai, kas vyko už kamerų. Kai jis pradėjo kalbinti buvusius Mosfilm darbuotojus, jis pradėjo girdėti tą patį vardą vėl ir vėl – Morgunovas. Žmonės kalbėjo apie jį šnibždomis, tarsi bijodami, kad kas nors išgirs. Jie pasakojo istorijas apie pažeminimus, apie izoliaciją, apie žiaurumą. Bet kai Gordinas bandė gauti oficialius dokumentus, visos durys užsidarė. Studijos archyvas buvo laikinai neprieinamas. Kultūros ministerijos failai buvo praradę. Net asmeniniai Morgunovo daiktai, kurie turėjo būti saugomi jo šeimos, buvo dingę. Kas juos paėmė? Kas norėjo, kad tiesa liktų paslėpta? Gordinas nepasidarė. Jis pradėjo ieškoti liudininkų, žmonių, kurie dirbo su Morgunovu, kurie matė, kas iš tikrųjų vyko. Jis rado Mariją Sokolovą, Morgunovo draugę iš Samaros. Ji buvo jau sena moteris, gyvenanti mažame bute su savo dukra. Kai Gordinas papasakojo, kodėl jis atėjo, Marija pradėjo verkti. Pagaliau, pasakė ji. Pagaliau kas nors nori žinoti tiesą. Ji davė jam Morgunovo memuarus. Tuos pačius, kuriuos niekas nenorėjo publikuoti. Ji davė jam nuotraukas, laiškus, dokumentus, kuriuos Morgunovas buvo jai palikęs prieš mirtį. Jis norėjo, kad žmonės žinotų, pasakė Marija. Jis norėjo, kad tiesa būtų pasakyta. Bet ne dėl keršto, tiesiog dėl to, kad kiti nepatirtų to paties. Gordinas praleido metus skaitydamas tuos dokumentus, kalbindamas liudininkus, rinkdamas įrodymus. Jis rado buvusi
Mosfilm garso operatorių, kuris prisipažino apie įrašą, kuriame Nikulinas ir Vicinas kalbėjo apie storąjį. Jis rado buvusi studijos administratorių, kuris patvirtino slaptą susitikimą restorane Praga. Jis rado net tą dokumentą archyve, nerekomenduojamų aktorių registrą. Viskas, ką Morgunovas rašė savo memuaruose, buvo tiesa. Viskas, apie ką jis kalbėjo, iš tikrųjų įvyko. Bet kai Gordinas bandė publikuoti savo knygą, jis susidūrė su siena. Leidėjai atsisakė. Per kontroversiška, sakė jie. Per daug žmonių vis dar gyvi. Mes negalime rizikuoti teisminiais ieškiniais. Bet Gordinas nepasidarė. Jis publikavo savo tyrimą kaip straipsnių seriją mažame nepriklausomame žurnale. Straipsniai sukėlė skandalą. Nikulinas, kuris tuo metu dar buvo gyvas, atsisakė komentuoti. Jo advokatai išsiuntė grasinimo laiškus žurnalui. Vicinas, kuris mirė prieš metus, nebegalėjo atsakyti, bet jo šeima paskelbė pareiškimą, kuriame neigė visus kaltinimus. Mūsų tėvas buvo geras žmogus, rašė jie. Jis niekada neskriaudė Morgunovo. Bet žmonės, kurie skaitė Gordino straipsnius, žinojo tiesą. Jie matė dokumentus, skaitė liudijimus, suprato, kas iš tikrųjų vyko. Ir pirmą kartą per daugelį metų Morgunovo vardas buvo paminėtas ne kaip tas trečias iš trijulės, o kaip auka sistemos, kuri vertino galią labiau nei talentą. Ar tai pakeitė kažką? Ar tai grąžino Morgunovui jo orumą? Iš dalies. 1995 metais, 10-ąją jo mirties metinių dieną, Maskvoje buvo atidengta maža memorialinė lenta ant namo, kur jis gyveno. Ceremonijoje dalyvavo kelios dešimtys žmonių. Daugiausia seni žmonės prisiminė jį iš filmų. Nebuvo jokių oficialių atstovų, jokių žvaigždžių, jokių kalbų. Tik paprasti žmonės, kurie atėjo pagerbti paprastą žmogų, kuris juos prajuokino sunkiais laikais. Ir tai buvo geriausias paminklas, kurį Morgunovas galėjo gauti. Ne iš sistemos, kuri jį sunaikino, o iš žmonių, kurie jį mylėjo. Bet istorija dar nesibaigė. 1997 metais, kai mirė Nikulinas, jo laidotuvėse buvo pasakyta daug kalbų apie jo didybę, jo talentą, jo indėlį į sovietų kultūrą. Bet niekas nepaminėjo Morgunovo. Niekas nepasakė. Jis dirbo su nuostabiu aktoriumi, kurį mes praradome per anksti. Niekas nepripažino, kad Nikulino sėkmė buvo pastatyta iš dalies ant kito žmogaus skausmo. Ir tai buvo paskutinis įžeidimas. Paskutinis būdas ištrinti Morgunovą iš istorijos. Bet tai neveikė. Nes žmonės prisimena. Žmonės žino. Ir žmonės kalba. Šiandien, kai žiūrime Operaciją Y ar Kafkaskąją plennicą, mes matome 3 vyrus, kurie juokina mus ekrane. Bet dabar mes žinome, kas vyko už kadro. Mes žinome apie skausmą, apie pažeminimus, apie vienišumą. Ir tas žinojimas keičia viską. Mes vis dar juokiamės, bet mūsų juokas yra mišrus su liūdesiu. Nes mes žinome, kad vienas iš tų 3 vyrų mokėjo baisią kainą už mūsų juoką. Ir mes negalime to pamiršti. Mes neturėtume to pamiršti. Nes Morgunovo istorija yra ne tik apie vieną žmogų. Tai istorija apie sistemą, kuri leidžia stipriesiems skriausti silpnuosius. Sistema, kuri vertina ryšius labiau nei talentą. Sistema, kuri baudžia individualumą ir apdovanoja konformizmą. Ar ta sistema vis dar egzistuoja? Pažvelkite į savo gyvenimą. Pažvelkite į savo darbą. Ar jūs matote žmonės, kurie turi talentą, bet neturi galios? Ar jūs matote žmonės, kurie yra skriaudžiami, nes jie ne iš tų ratų? Ar jūs matote žmonės, kurie yra izoliuojami, nes jie drįsta būti skirtingi? Jei taip, tai Morgunovo istorija nėra tik praeities istorija, tai dabartis. Ir tai yra priežastis, kodėl mes turime apie ją kalbėti. Ne dėl keršto, ne dėl skandalo, bet dėl to, kad kiti nepatirtų to paties. Dėl to, kad sistema pasikeistų. Dėl to, kad talentas būtų vertinamas labiau nei ryšiai. Dėl to, kad žmonės būtų vertinami už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie žino.
Morgunovas mirė vienas, atstumtas, pamirštas. Bet jo istorija gyvena. Ir kol mes apie ją kalbame, kol mes ją prisimename, kol mes iš jos mokomės, jis nebus miręs veltui. Jis bus įspėjimas. Jis bus pamoka. Jis bus priminimas, kad už kiekvieną šypseną ekrane gali slėptis ašaros gyvenime. Ir kad mes, kaip visuomenė, turime pasirinkimą – ignoruoti tas ašaras ar jas matyti, ignoruoti tą skausmą ar jį pripažinti, tęsti tą sistemą ar ją keisti. Kokį pasirinkimą jūs padarytumėte? 1983 metų vasarą, kai Morgunovas jau žinojo apie savo diagnozę, jis gavo keistą siuntinį. Nedidelis vokas be siuntėjo adreso, tik Maskvos pašto antspaudas. Viduje sena nuotrauka iš Kafkaskaja Plenica filmavimo aikštelės ir trumpas raštelis. Atleisk mums, mes buvome jauni ir kvailai. Parašas neįskaitomas, bet rašysena pažįstama. Morgunovas žiūrėjo į tą nuotrauką valandas, bandydamas atpažinti, kas ją atsiuntė. Ar tai buvo Vicinas? Ar galbūt kažkas iš filmavimo grupės, kuris matė, kas vyko, bet tylėjo? O galbūt tai buvo paties Nikulino žmona, kuri žinojo apie vyro kaltę ir bandė kaip nors ją atpirkti. Morgunovas niekada nesužinojo. Bet tą vakarą jis pirmą kartą per daugelį metų užmigo be ašarų. Ne todėl, kad atleido, atleidimas reikalauja daugiau nei vieno anonimiško laiško, bet todėl, kad suprato. Bent vienas žmogus iš tos sistemos jautė gėdą. Ar to užteko, kad gyvenimas atgautų prasmę? Ar vienas atgailos žodis gali išgydyti dešimtmečius trukusią skausmą? Bet realybė buvo žiauri. Morgunovo kūnas byrėjo greičiau nei gydytojai prognozavo. Širdis, kuri kadaise plakė scenoje prieš tūkstančius žiūrovų, dabar vos bepajėgė pumpuoti kraują ramybės būsenoje. Jis negalėjo lipti laiptais į savo 3. aukšto butą be sustojimų. Kiekvienas žingsnis virsdavo kančia, kiekvienas įkvėpimas – kova už gyvybę. Kaimynai pradėjo pastebėti, kaip jis laikosi už sienų koridoriuje, kaip sustoja kas kelias pakopas, kaip jo veidas darosi pilkas nuo pastangos. Viena kaimynė, Zinaida Petrovna, pensininkė iš gretimo buto, pradėjo padėti jam nešti pirkinius. Ji neklausdavo, kodėl jis toks silpnas, kodėl jis gyvena vienas, kodėl niekas jo nelanko. Ji tiesiog padėdavo. Ir kartais, kai jie sėdėdavo ant laiptų tarp 2. ir 3. aukšto, laukdami, kol Morgunovas atgaus kvėpavimą, ji pasakodavo apie savo gyvenimą. Apie karą, apie prarastą vyrą, apie vaikus, kurie išvažiavo į kitus miestus ir retai skambina. Ir Morgunovas klausėsi. Dėkingas bent vienas žmogus šiame pasaulyje elgėsi su juo kaip su žmogumi, ne kaip su buvusia žvaigžde ar nesėkme. 1984 metų rudenį Morgunovas priėmė sprendimą, kuris daugeliui atrodė keistas. Jis pardavė visus savo apdovanojimus. Ne todėl, kad jam reikėjo pinigų, nors pinigų tikrai reikėjo, bet todėl, kad tie metaliniai medaliai, tos graviruotos plokštelės, tos raudonos knygelės su auksiniais antspaudais jam nieko nebereikšė. Jie buvo praeities simboliai. Praeities, kuri dabar atrodė kaip svetimas gyvenimas. Jis nuėjo į antikvariatą Arbate, kur pardavinėjo tokius dalykus kolekcininkams ir turistams. Pardavėjas, jaunas vyras su akiniais, pažvelgė į apdovanojimus ir paklausė: "Iš kur jūs tai gavote?" Morgunovas atsakė: "Aš juos uždirbau." Pardavėjas linktelėjo nesuprasdamas ir pasiūlė kainą – 300 rublių už viską. Tai buvo juokingai maža suma už visą karjerą, už visus tuos metus darbo, už visą tą skausmą. Bet Morgunovas sutiko. Jis paėmė pinigus ir išėjo, jausdamasis lengvesnis. Ne todėl, kad atsikratė svorio, bet todėl, kad atsikratė iliuzijos, jog tie daiktai ką nors reiškia. Už tuos pinigus jis nusipirko kažką, ko nenusipirko daugelį metų – gėles. Ne sau, o Marijai Sokolovai. Jis atėjo į jos butą su didžiuliu puokšte raudonų rožių, tokių, kokias turtingi vyrai perka savo mylimoms. Marija apsipylė ašaromis. "Ženečka, kam tu išleidai pinigus?
paklausė ji. Morgunovas nusišypsojo ir pasakė, tu esi vienintelė moteris, kuri niekada manęs neišdavė. Tu nusipelnei gėlių. Jie sėdėjo jos mažame kambaryje, gėrė arbatą iš nudaužtų puodelių, kalbėjo apie nieką ir viską. Ir tą vakarą Morgunovas jautėsi turtingas. Ne pinigais, ne šlove, ne pripažinimu, bet draugystė. Tikra, paprasta, žmogiška draugystė, kuri nepriklausė nuo to, kiek tu uždirbi, ar kaip atrodai ekrane. Ar tai buvo laimė? Galbūt ne ta laimė, apie kurią jis svajojo jaunystėje, Bet tai buvo vienintelė laimė, kurią jis dar galėjo turėti. Ir jis ją priėmė. Bet liga nesitraukė. 1985 metų pradžioje Morgunovas jau negalėjo išeiti iš buto. Jis praleisdavo dienas lovoje, žiūrėdamas į lubas, klausydamasis kaimynų garsų už sienos, vaikų riksmo, televizoriaus ūžesio, sutuoktinių ginčų. Kartais jis įjungdavo savo seną radiją ir klausydavosi muzikos. Bet kai per radiją pradėdavo rodyti senus filmus, kai jis girdėdavo savo balsą iš praeities, jis išjungdavo. Nes tas balsas, jaunas, energingas, pilnas gyvenimo, dabar skambėjo kaip pašaipa, kaip priminimas apie tai, kas buvo ir kas niekada nebegrįš. Zinaida Petrovna ateidavo kasdien, atnešdavo maisto, padėdavo jam nusiprausti, pakeisdavo patalynę. Jie darė tai tyliai, be jokių klausimų, be jokios užuojautos žodžiais. Tiesiog darė. Ir Morgunovas buvo dėkingas už tą tylą, už tą paprastą žmogišką rūpestį, kuris neprašė nieko mainais. Vieną dieną, kai Zinaida keitė jo patalynę, ji rado po pagalvę 3 nuotraukas. Tas pačias, kurios buvo rastos po jo mirties. Nuotraukas, kuris buvo išbrauktas raudonu rašikliu. Ji pažvelgė į jas ir paklausė, kas tai padarė. Morgunovas tylėjo ilgai. Paskui pasakė, aš pats. Zinaida nesuprato. Kodėl? Morgunovas atsisuko į sieną ir atsakė, nes aš norėjau pamatyti, kaip atrodo būti ištrintam, kaip atrodo būti niekuo. Zinaida padėjo nuotraukas atgal po pagalvę ir nieko nebesakė. Bet tą vakarą, kai ji grįžo į savo butą, ji verkė. Ne dėl Morgunovo ligos, ne dėl jo artėjančios mirties, bet dėl to, kad žmogus, kuris prajuokino milijonus, mirė jausdamasis niekuo. Ar yra didesnė tragedija už tai? Ar yra didesnė sistemos nesėkmė už tai, kad ji leidžia talentui jaustis beverčiu? 1985 m. vasario 26 dieną, ankstų rytą, Zinaida Petrovna atėjo kaip visada su pusryčiais. Ji pabeldė į duris. Niekas neatsakė. Ji pabeldė dar kartą. Vėl tyla. Ji turėjo atsarginius raktus. Morgunovas buvo jai juos davęs prieš kelias savaitės, kai suprato, kad gali ateiti diena, kai jis nebegalės atidaryti durų. Jie atidarė ir įėjo. Butas buvo tylus. Per tylus. Ji nuėjo į miegamąjį ir pamatė Morgunovą lovoje, gulinti ramiai, tarsi miegantį. Bet ji žinojo, kad jis nebemiega. Ji priėjo arčiau ir pamatė jo veidą. Ramų, be skausmo, be kančios. Pirmą kartą per daugelį metų jis atrodė laimingas. Tarsi pagaliau rado tai, ko ieškojo visą gyvenimą – ramybę. Zinaida atsisėdo ant lovos krašto ir paėmė jo ranką. Ji buvo šalta. Ji sėdėjo taip ilgai laikydama mirusiojo ranką, verkdama tyliai, kol pagaliau paskambino greitajai pagalbai. Kai atvyko gydytojai, jie konstatavo mirtį ir paklausė, ar yra giminių, kuriuos reikia informuoti. Zinaida papurtė galvą. Jis buvo vienas, pasakė ji. Gydytojai linktelėjo ir pradėjo pildyti dokumentus. Vienas iš jų, vyresnis vyras su žilais plaukais, pažvelgė į Morgunovą ir pasakė, aš jį pažįstu. Jis vaidino filmuose. Kitas gydytojas jaunesnis pažiūrėjo ir papurtė galvą. Nežinau. Niekada nemačiau. Ir tai buvo simboliška. Viena karta jį prisiminė, kita jau ne. Taip greitai žmonės pamiršta.
Taip greitai šlovė virsta užmaršimi. Taip greitai gyvenimas tampa tik įrašų mirties liudyme. Laidotuvės buvo kuklios. Dalyvavo gal 20 žmonių. Kaimynai, keletas senų draugų iš Samaros, Marija Sokolova. Niekas iš kino pasaulio. Niekas iš buvusių kolegų. Niekas iš tų, su kuriais jis dirbo, su kuriais jis kūrėte tuos filmus, kurie vis dar rodomi televizijoje. Jie visi buvo per užimti arba nežinojo apie laidotuves. Nors pranešimai buvo išsiųsti, nors visi žinojo. Jie tiesiog pasirinko neatvykti. Pasirinko ignoruoti. Pasirinko tęsti tą patį modelį, kuris lydėjo Morgunovą visą jo gyvenimą – ištrinimą. Marija Sokolova stovėjo prie karsto ir kalbėjo. Neoficialią kalbą, nepagirimus, nemelagingus žodžius apie didį aktorių ar mylimą kolegą. Ji tiesiog pasakojo apie Ženečką, berniuką iš Samaros, kuris norėjo juokinti žmones, kuris svajojo apie sceną, kuris tikėjo, kad talentas užtenka. Jis buvo geras žmogus, pasakė ji. Ir tai yra svarbiausia. Ne tai, kiek filmų jis nufilmavo, ne tai, kiek žmonių jį pažinojo, bet tai, kad jis buvo geras žmogus. Ir tie žodžiai, paprasti, nuoširdūs žodžiai, buvo geriausia epitafija, kurią Morgunovas galėjo gauti. Po laidotuvių Zinaida Petrovna grįžo į Morgunovo butą sutvarkyti jo daiktų. Ji rado tą lagaminę po lova su memuarais. Ji rado laiškus nuo gerbėjų, kuriuos jis niekada neišsiuntė. Ji rado tuos 3 nuotraukas su raudonais išbraukimais. Ir ji rado dar vieną dalyką. Užrašų knygelę, kur Morgunovas buvo užrašęs savo paskutinius mintis. Paskutinis įrašas buvo datuotas vasario 25-ąją, dieną prieš jo mirtį. Jame buvo parašyta: Aš nežinau, kas nors kada nors skaitys šiuos žodžius, bet jei skaitysite, žinokite, aš neatgailaudamas. Ne dėl karjeros, ne dėl šlovės, ne dėl pinigų. Aš atgailaudamas tik dėl vieno, kad tikėjau žmonėmis, kurie manęs nevertos. Bet net ir tai nebuvo klaida, nes geriau tikėti ir būti apviltam, nei niekada netikėti. Geriau mylėti ir būti atmestam, nei niekada nemylėti. Geriau gyventi su skausmu, nei negyventi visai. Ar tai buvo išmintis? Ar tai buvo paguoda? Ar tai buvo tiesiog paskutinis bandymas rasti prasmę beprasmėje kančioje? Zinaida nusprendė, kad tie memuarai turi būti išsaugoti. Ji nusinešė juos pas Mariją Sokolovą. Ir jos 2 kartų nusprendė, kad kada nors, kai laikas bus tinkamas, šie žodžiai turi būti paskelbti. Ne dėl keršto, ne dėl skandalo, bet dėl tiesos. Dėl to, kad kiti žinotų, kas iš tikrųjų vyko. Dėl to, kad sistema, kuri sunaikino Morgunovą, būtų atskleista. Dėl to, kad jo kančia nebūtų veltui. Ir jos laukė. Laukė metų metus, kol sovietinė sistema žlugo, kol atsirado laisvė kalbėti, kol atsirado žmonės, kurie norėjo klausytis. Ir kai atėjo tas laikas, kai Dmitrijus Gordinas pradėjo savo tyrimą, jos davė jam viską. Visus dokumentus, visas nuotraukas, visus laiškus. Ir tiesa pagaliau išėjo į šviesą. Bet ar ta tiesa ką nors pakeitė? Ar ji sustabdė sistemą, kuri ir toliau veikia, tik kitais vardais, kitomis formomis? Ar ji išgelbėjo kitus talentus nuo tokio paties likimo? Atsakymas yra sudėtingas. Kai kurie žmonės išmoko, kai kurie suprato, kai kurie pradėjo kovoti prieš tą sistemą. Bet dauguma tiesiog perskaitė, papurtė galvomis ir grįžo į savo gyvenimus. Nes lengviau ignoruoti nei keisti. Lengviau pritarti sistemai nei jai priešintis. Lengviau būti Nikulinu ar Vicinu nei Morgunovu. Nes Nikulinas ir Vicinas gyveno patogiai, mirė garbingai, liko istorijoje kaip legendos. O Morgunovas? Morgunovas kentėjo, mirė vienas, buvo beveik pamirštas. Kas pasirinktų tokį kelią? Kas savanoriškai pasirinktų būti auka, kai gali būti nugalėtoju? Bet štai paradoksas. Šiandien, kai žiūrime į tuos 3 vyrus, kai skaitome jų istorijas, kai suprantame, kas iš tikrųjų vyko, kas iš jų atrodo didesnis?
Kas iš jų palieka gilesnį įspūdį? Nikulinas su savo šlove ir paslėptomis kaltėmis? Vicinas su savo sėkme ir tyliu gailestingu? Ar Morgunovas su savo skausmu, bet ir su savo orumu? Nes Morgunovas, net būdamas auka, niekada netapo smurtautoju. Jis niekada nebandė sunaikinti kitų, kaip kiti sunaikino jį. Jis niekada nenaudojo savo skausmo, kaip pasiteisinimo žiaurumui. Jis tiesiog kentėjo, tyliai, oriai, žmogiškai. Ir tai yra didvyriškumas. Ne tas didvyriškumas, kurį matome filmuose, kur herojus nugali priešus ir gauna apdovanojimus, bet tikras didvyriškumas – gebėjimas išlikti žmogumi net tada, kai sistema daro viską, kad tave sunaikintų. Ar Morgunovo istorija yra unikali? Ne. Yra tūkstančiai tokių istorijų – menininkų, rašytojų, muzikantų, kurie turėjo talentą, bet negalią, kurie buvo sunaikinti sistemos, kurie vertino paklusnumą labiau nei kūrybiškumą, kurie mirė vieni, pamiršti, atstumti. Bet Morgunovo istorija yra speciali dėl vienos priežasties. Ji buvo užfiksuota. Dėka Marijos Sokolovos, dėka Zinaidos Petrovnos, dėka Dmitrijaus Gordino, dėka visų tų žmonių, kurie tikėjo, kad tiesa svarbi. Ir dabar mes žinome. Mes žinome, kas vyko už tų šypsenų ekrane. Mes žinome, kokia kaina buvo mokama už mūsų juoką. Ir mes negalime to pamiršti. Ar mes išmoksime iš to? Ar mes pakeis sistemą? Ar mes sukursime pasaulį, kur talentas vertinamas labiau nei ryšiai, kur žmonės vertinami už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie žino? Tai priklauso nuo mūsų, nuo kiekvieno iš mūsų, nuo pasirinkimų, kuriuos darome kasdien, nuo to, ar mes renkamės būti Nikulinu, Vicinu ar Morgunovu. Kokį pasirinkimą jūs padarytumėte? 1999 metais, 14 metų po Morgunovo mirties, Maskvos kinematografijos muziejuje vyko neįprasta paroda. Pavadinimas Užmiršti veidai sovietinio kino. Tarp eksponatų asmeniniai daiktai aktorių, kurie kadaise buvo žvaigždės, bet mirė užmarštimi. Viename kampe, ant mažo stalelio po stiklu, gulėjo Morgunovo asmens dokumentas, kelios nuotraukos ir tas pats užrašų knygelė su paskutiniu įrašu. Šalia mažas ekranas, rodantis ištraukas iš operacijos Y. Žmonės sustodavo, žiūrėdavo, skaitydavo. Kai kurie šypsodavosi prisimindami filmus, kiti raukė kaktą, bandydami suprasti, kodėl šis žmogus yra užmirštų sąraše. Juk jie jį puikiai prisimena. Bet viena lankytoja, 70 metų moteris vardu Jelena Konstantinovna, sustojo prie ekspozicijos ir pradėjo verkti. Sargybinis priėjo paklausti, ar viskas gerai. Jie atsisuko ir pasakė: aš jį pažinojau. Aš dirbau Mosfilm studijoje kaip kostiumų siuvėja. Aš mačiau, kaip jie elgėsi su juo. Ir aš nieko nepadariau. Aš tylėjau. Ar vieno žmogaus tyla gali būti kaltė? Ar tūkstančių žmonių tyla gali būti nusikaltimas? Kas yra kaltas labiau? Tie, kurie aktyviai žeidžia, ar tie, kurie mato ir nieko nedaro? Jelena Konstantinovna paprašė susitikti su parodos kuratore. Ji norėjo papasakoti savo istoriją. Kuratorė, jauna moteris vardu Irina, sutiko. Jos susėdo muziejaus kavinėje ir Jelena pradėjo kalbėti. Ji pasakojo apie filmavimo aikšteles, kur ji matė, kaip Nikulinas ir Vicinas demonstratyviai ignoruoja Morgunovą. Kaip jie kalbėdavosi su visais, išskyrus jį. Kaip jie juokaudavo jo sąskaitą, kai manė, kad niekas negirdi. Vieną kartą, pasakojo Jelena, aš buvau grimavimo kambaryje, ruošiau kostiumus kitai dienai. Nikulinas įėjo su Vicinu. Jie nematė manęs už širmos. Ir aš girdėjau, kaip Nikulinas sakė, kiek dar turėsime kentėti tą provincijos kvailį. O Vicinas atsakė, kol Gaidajus jį myli, tol turėsime. Bet aš jau kalbėjau su studijos vadovybė. Po šio filmo jis daugiau su mumis nedirbs. Jelena nutilo. Ašaros ritosi per jos veidą. Aš turėjau ką nors pasakyti. Turėjau apginti Morgunovą.
Bet aš bijojau. Bijojau prarasti darbą. Bijojau, kad ir mane pradės ignoruoti. Ir todėl tylėjau. Ir dabar po tiek metų aš vis dar jaučiu gėdą. Irina įrašė tą pokalbį. Ji paprašė leidimo jį publikuoti. Jelena sutiko, bet su viena sąlyga. Pasakykite žmonėms, kad tyla yra bendrininkavimas. Kad kai mes matome neteisybę ir nieko nedarome, mes tampame jos dalimi. Aš noriu, kad žmonės išmoktų iš mano klaidos. Tas įrašas buvo įtrauktas į parodos katalogą. Jis sukėlė diskusijas. Žmonės pradėjo kalbėti ne tik apie Morgunovą, bet ir apie save. Apie situacijas, kai jie matė neteisybę darbe, mokykloje, gatvėje ir nieko nedarė. Apie kartus, kai jie pasirinko saugumą, o ne principus. Apie momentus, kai jie buvo Jelena Konstantinovna, ne Morgunovas. Ir tas suvokimas buvo skausmingas. Nes lengva kaltinti Nikuliną ir Viciną. Jie buvo akivaizdūs piktadariai. Bet kas kaltas dėl šimtų žmonių, kurie matė ir tylėjo? Kas kaltas dėl sistemos, kuri veikė tik todėl, kad dauguma ją toleravo? 1999 metų pabaigoje Rusijos televizija nusprendė sukurti dokumentinį filmą apie Morgunovą. Režisierius Andrejas Smirnov, žinomas savo kritiškomis laidomis apie sovietinę praeitį, praleido metus rinkdamas medžiagą. Jis kalbino visus, kurie dar buvo gyvi ir sutiko kalbėti. Jis rado Gaidajaus našlę, kuri prisipažino, kad jos vyras iki pat mirties jautė kaltę dėl Morgunovo. Jis sakydavo, aš turėjau būti stipresnis, turėjau jį apginti, pasakojo ji. Smirnov rado ir buvusi Mosfilm direktorių Nikolajų Sizovą, kuris tuo metu jau buvo 90 metų senis, gyvenantis senelių namuose. Sizov iš pradžių atsisakė kalbėti, bet kai Smirnov parodė jam Morgunovo memuarų ištraukas, senis pravirko. Mes visi buvome kalti, pasakė jis. Aš, ministerija, studija. Mes sukūrėme sistemą, kur talentas nieko nereiškia be ryšių. Ir Morgunovas buvo ne vienintelė auka, buvo šimtai kitų, bet jis buvo matomiausias. Ir todėl jo istorija skauda labiausiai. Dokumentinis filmas Trečiasis iš trijulės – Jevgenijaus Morgunovo tragedija buvo parodytas 1999 metų gruodį. Jis truko 90 minučių ir buvo žiūrimas 10 milijonų žiūrovų. Reakcija buvo įvairi. Vyresnė karta, kuri prisiminė Morgunovą iš filmų, buvo sukrėsta. Daugelis nežinojo apie jo kančias, apie jo vienišą mirtį, apie sistemą, kuri jį sunaikino. Jaunesnė karta, kuri niekada nematė tų filmų, buvo sugluminta. Kodėl tai svarbu? Kodėl mes turėtume rūpintis kažkokiu aktoriumi, kuris mirė prieš 14 metų? Bet kai kurie suprato. Suprato, kad tai ne tik apie Morgunovą. Tai apie sistemą, kuri vis dar egzistuoja. Galbūt ne tokia akivaizdi, galbūt ne tokia žiauri, bet vis dar ta pati esmė. Galios žmonės spaudžia talentingus, ryšiai svarbesni už nuopelnus. Tyla yra norma. Po filmo transliacijos Nikulino šeima paskelbė pareiškimą. Jie neigė visus kaltinimus. Mūsų tėvas buvo geras žmogus ir puikus aktorius. Jis niekada nesielgė blogai su Morgunovu. Tai yra šmeižtas ir bandymas sunaikinti jo atminimą. Bet žmonės, kurie matė dokumentus, kurie girdėjo liudijimus, kurie skaitė Morgunovo memuarus, žinojo tiesą. Ir pirmą kartą per daugelį metų Nikulino paveikslas pradėjo keistis. Jis vis dar buvo gerbiamas kaip aktorius, bet ne kaip žmogus. Žmonės pradėjo skirti. Galima būti puikiu menininku ir prasta asmenybė. Galima sukurti nuostabius darbus ir vis tiek būti atsakingam už kitų žmonių kančias. Ar tai teisinga? Ar mes turėtume atskirti meną nuo menininko? Ar galime mėgautis operacija Y, žinodami, kokia kaina ji buvo sukurta? 1999 metų pabaigoje, prieš pat naujojo tūkstantmečio pradžią, Maskvos valdžia nusprendė atidengti paminklą Morgunovui. Nedidelį, nepompastišką, bet kuklų, mažą biustą parke netoli jo buvusio buto Tekstilščikuose.
Ceremonijoje dalyvavo kelios dešimtys žmonių, daugiausia vietiniai gyventojai, keletas žurnalistų, Marija Sokolova, kuri tuo metu jau buvo 85 metų. Niekas iš oficialių kultūros atstovų. Niekas iš buvusių kolegų. Visi jau buvo mirę arba atsisakė atvykti. Bet buvo vienas netikėtas svečias. Nikulino anūkas, 20 metų jaunuolis, vardu Maksimas. Jis priėjo prie Marijos Sokolovos po ceremonijos ir pasakė: "Aš noriu atsiprašyti už savo senelį. Aš žinau, ką jis padarė, ir man gėda." Marija pažvelgė į jį, į tą jauną veidą pilną nuoširdumo ir skausmo, ir pasakė: "Tu nesi atsakingas už savo senelio nuodėmes, bet tu esi atsakingas už tai, ką tu darai su ta žinia. Ar tu išmoksi iš jo klaidų, ar tu būsi kitoks?" Maksimas linktelėjo. Jis papasakojo, kad studijuoja teatro institutą, kad nori tapti aktoriumi. "Bet aš noriu būti kitoks", pasakė jis. "Noriu kurti pasaulį, kur talentas vertinamas, kur žmonės gerbiami, kur niekas neturi kentėti taip, kaip kentėjo Morgunovas." Marija nusišypsojo. Pirmą kartą per daugelį metų ji pajuto viltį. Ne dėl praeities, praeitį pakeisti neįmanoma, bet dėl ateities, dėl naujos kartos, kuri galbūt išmoks iš senųjų klaidų, kuri galbūt sukurs geresnę sistemą, kuri galbūt nebeleis, kad talentas būtų sunaikinamas dėl pavydo ir galios žaidimų. Ar tai buvo naivi viltis? Galbūt. Bet kartais naivi viltis yra vienintelis dalykas, kuris laiko mus gyvus. Šiandien, daugiau nei 35 metus po Morgunovo mirties, jo istorija vis dar gyva. Ne todėl, kad jis buvo didžiausias aktorius, buvo talentingesnių. Ne todėl, kad jis sukūrė daugiausiai filmų, buvo produktyvesnių. Bet todėl, kad jo istorija yra universali. Tai istorija apie žmogų, kuris turėjo talentą, bet negalią. Kuris norėjo būti priimtas, bet buvo atstumtas. Kuris tikėjo draugystę, bet buvo išduotas. Kuris kovojo, bet pralaimėjo. Ir vis dėlto, net pralaimėjęs, jis liko žmogumi. Jis niekada netapo tokiu, kokie buvo tie, kurie jį sunaikino. Jis niekada nenaudojo savo skausmo kaip pasiteisinimo žiaurumui. Jis tiesiog gyveno, kentėjo ir mirė, palikdamas po savęs klausimą: ar mes galime būti geresni? Morgunovo kapas Maskvos Vagankovo kapinėse yra kuklus. Mažas paminklas su jo nuotrauka ir paprastais žodžiais: Jevgenijus Morgunovas, aktorius, žmogus. Niekas apie liaudies artistą, niekas apie didįjį komiką, niekas apie apdovanojimus. Tiesiog aktorius ir žmogus. Ir galbūt tai yra geriausia epitafija. Nes galiausiai, kai viskas pasakyta ir padaryta, kai šlovė išblėsta ir pinigai nebereiškia nieko, lieka tik vienas klausimas: ar buvai geras žmogus? Ar elgeisi su kitais taip, kaip norėjai, kad jie elgtųsi su tavimi? Ar palikti pasaulį šiek tiek geresniu, nei jį radai? Morgunovas galėjo atsakyti taip į visus šiuos klausimus. Ar Nikulinas galėjo? Ar Vicinas galėjo? Ar mes galime? Sistemos, kurios sunaikino Morgunovą, oficialiai nebėra. Sovietų sąjunga žlugo. Mosfilm studija privatizuota. Kultūros ministerija reorganizuota. Bet ar tikrai kas nors pasikeitė? Ar šiandien talentas vertinamas labiau nei ryšiai? Ar šiandien žmonės gerbiami už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie žino? Pažvelkite į savo gyvenimą. Pažvelkite į savo darbą. Pažvelkite į savo visuomenę. Ar jūs matote Morgunovus? Žmonės su talentu, bet be galios, kurie yra ignoruojami, atstumti, sunaikinami. Ar jūs matote Nikulinus ir Vicinus? Žmonės, kurie naudoja savo galią ne tam, kad keltų kitus, bet tam, kad juos spaudžia. Ir svarbiausia, ar jūs matote save? Ar jūs esate Jelena Konstantinovna, kuri mato neteisybę ir tyli? Ar jūs esate Maksimas, kuris nori keisti sistemą? Ar jūs esate pats Morgunovas, kovojantis prieš sistemą, kuri jūs slopina? Atsakymai į šiuos klausimus nėra paprasti. Gyvenimas nėra juodas ir baltas. Žmonės nėra tik geri ar blogi.
Sistemos nėra tik teisingos ar neteisingos. Viskas yra pilka, viskas yra sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad mes neturėtume stengtis. Tai nereiškia, kad mes neturėtume kovoti už teisingumą, net kai žinome, kad galbūt pralaimėsime. Tai nereiškia, kad mes neturėtume ginti silpnuosius, net kai tai mums kainuoja. Nes galiausiai, kai mes žiūrime atgal į savo gyvenimą, kai mes skaičiuojame, kas buvo svarbu, mes neprisimename, kiek pinigų uždirbome ar kokias pareigas užėmėme. Mes prisimename momentus, kai buvome drąsūs. Momentus, kai gynėme tai, kas teisu. Momentus, kai buvome žmonėšmis, ne tik išgyvenančiais, bet gyvenančiais. Morgunovo istorija baigėsi mirtimi, bet jos pamoka tęsiasi. Kiekvienas, kuris sužino apie jo gyvenimą, turi pasirinkimą – ignoruoti ar išmokti, pamiršti ar prisiminti, tęsti tą pačią sistemą ar ją keisti. Ir tas pasirinkimas apibrėžia ne tik mūsų ateitį, bet ir Morgunovo palikimą. Nes jei mes išmokstame iš jo kančios, jei mes keičiame sistemą, kuri jį sunaikino, jei mes kuriame pasaulį, kur talentas vertinamas ir žmonės gerbiami, tada jo mirtis nebuvo veltui. Tada jo skausmas turėjo prasmę. Tada jis tampa ne auka, o mokytoju. Ne nesėkme, o įkvėpimu. Nepamirštu aktoriumi, o amžinų simbolių kovos už orumą. Draugai, kaip jūs žiūrite į Jevgenijų Morgunovą? Ar jis buvo sistemos auka, kuri vertino galią labiau nei talentą, ar pats prisidėjo prie savo tragedijos, nepajėgdamas žaisti politinių žaidimų? Ar Nikulinas ir Vicinas buvo tikri piktadariai, ar tik silpni žmonės, kurie pasirinko savo interesus? O svarbiausia, ar tokia sistema vis dar egzistuoja šiandien jūsų darbe, jūsų mieste, jūsų gyvenime? Parašykite savo nuomonę komentaruose. Mums svarbu žinoti, ar Morgunovą prisimena jūsų šalyje, ar jo istorija turi prasmę naujoms kartoms. Spauskite patinka už tiesą, kuri buvo slepiama 30 metų, ir prenumeruokite kanalą. Mes ir toliau atskleidžiame istorijas, kurias sistema norėjo pamiršti. Nes kol mes prisimename, kol mes kalbame, kol mes mokomės, jie nėra mirę.